Kol jūros šventės šurmulys Klaipėdos senamiesčio gatvėmis dar tik įsibėgėja, mes norime jums parodyti pastatą, pro kurį artimiausiamis dienomis praeis 10 000 uostamiesčio gyventojų ir svečių. Juolab šią progą papildo ir tai, jog Salamander pastatas oficialiai savo duris lankytojams atvėrė vos prieš keletą dienų. Tačiau šios vietos istorija siekia beveik 500 metų. Būtent čia, ant Dangės upės kranto, dar 16 amžiuje veikia miesto svarstyklės. Į uostą atplukdytos prekės pirmiausia būdavo sverimos čia, o surinkti mokesčiai papildydavo miesto iždą. Ši vieta buvo vienas svarbiausių tuometinio memelio prekybos centrų. Laiku bėgant senosios svarstyklės išnyko, o jų vietoje iškilo gyvenamasis ir komercinis pastatas. 20 amžiaus pradžioje pirmame jo aukšte veikė batų parduotuvė ir dirbtuvės, o pastatas imtas sieti su garsios Vokietijos avalynės bendrovės Salamander vardu. Ji buvo tokia žinoma, kad ilgainiui jo vardu žmonės pradėjo vadinti ir visą pastatą. Tačiau Antrojo pasaulinio karo pabaiga Klaipėdai buvo negailestinga. Miestas smarkiai nukentėjo nuo bombardavimo, o šis pastatas buvo sugriautas. Pokariu jo likučiai galutinai nugriauti ir daugiau kaip 70 mečius čia aplitėjo tuščia erdvė, tarsi priminimas apie prarastą senamiesčio dalį. Tik po nepriklausomybės atkūrimo prasidėjo archeologiniai tyrimai. Po žeme buvo aptikti senųjų pamatų fragmentai, medinės krantinės konstrukcijos ir miesto svarstyklių liekanos. Šie radiniai leido geriau suprasti, kaip kadaise atrodė ši miesto vieta. Rengiant naują projektą, architektai nesiekė sukurti tikslios kopijos. Jie pasirinko atkurti istorinį pastato tūrį ir jo charakterį, remdamiesi išlikusiomis nuotraukomis, brėžiniais bei archeologiniais duomenimis. Dar vienu svarbiu atradimu tapo iš Kanados gautos tarpukario savininkų šeimos nuotraukos, kurios padėjo tiksliau atkurti fasado detalės. Šiandien Salamander vėl tapo gyva senamiesčio dalimi. Čia įrengtas viešbutis, restoranas, baras ir konferencijų erdvės. Tačiau svarbiausia, į Klaipėdos panoramą sugrįžo pastatas, kuris dešimtmečius egzistavo tik senose fotografijose ir miestiečių prisiminimuose. Salamander istorija primena, kad miestas tai ne tik gatvės ir pastatai, tai ir mūsų atmintis. O kai prarasti istorijos fragmentai sugrįžta į miesto veidą, Klaipėda tampa ne tik gražesnė, bet ir arčiau savo ištakų. Tad ir šis kanalas siekia tapti šio miesto dalimi. Todėl nepamirškite palaikyti šios iniciatyvos savo patiktukais ir komentarais, o mes vis dar kursime naują turinį.